Taigi, Lietuvos fantastinio prezidento rinkimų antrajame ture. Pirmas vyko praėjusią savaitę Lituanicon.lt puslapyje. Jame buvo virš 20 kandidatų, iš kurių net 7 visiškai rimtai varžėsi dėl pirmų 2 vietų, bet liko tik tai 2. Ir antrajame ture buvo iš viso atiduoti 222 balsai, gražus skaičius. Iš šių biuletenių vienas buvo sugadintas. Jis nebuvo apipaišytas nepadariais ženklais, if that's what you're wondering. O iš likusių 221 Lordas Havalokas Vetinaris gavo 67 balsus, arba 30,18%. O didysis Ktulu gavo 154 balsus, arba 69,37%. Taigi, tokie yra rezultatai, o dabar žodį perdodame profesionaliems politikos analitikams, kurie mums paaiškins, kodėl taip yra. Labas vakaras, kolegos. Malonu matyti šį įtemptą vakarą, kur po įtemptos kovos turim štai pirmieji rezultatai. Kaip manote, ar dar gali jie keistis? Aš manau, jau visi balsai perskaičiuoti ir neįtikėtina būtų, jeigu bandytų įmesti dar biuletenių, bet aišku, dar tai gali įvykti. Lituanikonas dar nepasibaigė, gal mes dar turėsim paskutinės akimirkos stebuklą, gal dar ponas Vetinaris suras kokį, jis paprastai garsėja tokiais triukais paskutinę akimirką. Turint omeny jo bajerius, jisai turėtų tą pabandyti padaryti. Jisai galvos, tai kažkaip apsimeta negyvų, apsimeta, kad yra kalėjimo, iš tikrųjų visai tai daro, kad tik skleistų sąmokslą. Tai gal čia dar koks nors apsimeta, kad Ktulis laimėjo tam, kad knygos gale. Jisai bandys laimėti. Kita vertus, aš norėčiau pastebėti, kad neabejotinai pirmavo Ktulu nuo pačių pirmų dienų. Nuo pirmo turo jisai aiškiai varė į priekį. Kodėl? Mes pradėjom kalbėti nuo to, kad tas, atsiprašant, veterinaras, jisai yra iš viso, jis yra imigrantas iš kitos kažkokios tai visatos, ar ne? Ir tada Ktulis yra vietinis mūsų monstras, kuris mums yra gerai pažįstamas, jisai yra savas ir natūralu, kad žmonės netgi per daug nesusimastydami balsavo už jį. Taip. Aš manau, kad apskritai tų ateivių nereikia. Ta prasme, atėjūnų, kaip sakė Jozaitis prieš 20 metų. Ateiviai yra nereikalingi, nes lietuviai turi balsuoti už lietuvius. Iš ties, už lietuvius, tos, kurie gyveno čia 100 metų ir jeigu jie atrodo negražiai, bet savai negražiai atrodo. Iš tikrųjų, aš manau, kad tas sentimentas ir nulėmė. Aš norėjau pasakyti kitą dalyką, kolega. Ką tai sako apie mūsų visuomenę? Iš tikrųjų, mums atsibodo ta princesės Lėjos viešpatavimo tema. Kiek gali tas visas gėris, tas politinis korektiškumas, neslėpkime to žodžio, tas toksai, žinai, kaip sakant, toksai kažkaip lygios teisės atsiprašant, žinai, atleiskit labai, juododžių pilna, ateivių pilna, į Lietuvą veržėsi, nežinau, baisios jėgos, blogio ir mes natūralu, kad antram turėjom, labai racionalų žmogų pono veterinarį, taip, labai racionalus žmogus, konkretus, jisai visą laiką balsuoja iš vieno žmogus, vienas balsas, jisai žmogus, jisai ir balsuoja, čia toks jau šūkis yra. Tai jisai natūraliai už save ir taip sakant, ir visiškai natūraliai ir būtų balsavęs. Tai nebuvo blogiausias variantas, bet reikia pasakyti, kad ponas Ktulis žada daugiau išbandymų. Kaip jūs galvojate, kaip pasikeis Lietuva pagaliau atėjusi valdžia, žmogų, kuriam tikrai nereikia apsimetinėti kažkuo kitu, kuris nepolitiškai korektiškas, kuris neslepia savo, tų ataugėlių, tokių švelnių, mažyčių, reiškiasi, tokių, kaip čia pasakyti, tokių gleivių gražių. Jis neslepia savo vaikų, kuris turi daug, jis neslepia savo nesantokinių santykių su kitais įvairiais ateiviais. Iš tikrųjų, mes turime pagaliau tai, ko nusipelnėme, žmogus kaip ir mes, toks pats, vat jis tikrai, toks, koks mes, toks ir jisai, nebando apsimesti geresnių. Kaip manote, kaip tai pakeis Lietuvai, į kurią pusę? Aš manau, kad visą tai yra į blogą pusę. Tai bus tai blogai, kad bus gerai. Pradėkime nuo to, kad Lietuvoje paskutiniais metais jau įsigalėti bandė tie prakeikti žaliaodžiai reptilianai. Taip. Iš Anglio Centauro. Varna, stato psichotronus, 5G kažkokius, 4G antenas. Aš dar noriu pasakyti, princesė Lėja apie tai nedarė nieko. Visą tai buvo sakoma su įrodymais kasdieną YouTube kanalo. Pažiūrėkit YouTube kanalus, kas laiką buvo sakoma, princesė Lėja, darykit kažką, nieko. Žinoma, tai yra beviltiška, tie sukilėliai, tai čia aš apie juos iš viso ne. Leftistai, taip.
raudonieji. Apsirengia baltų chalatukų, ta prasme. Aišku, tenai trumpas chalatukas, labai gražu, bet šitą, iš tiesų viduje tai raudona. Ir tai pradėjo ženinti su šitais, su gyvulais, čia sekantis. Aš sakau, čia pamatės panužuoti. Ja, dabar ateina mūsų brangus Ktulas. Niekam turbūt nepaslaptis, kad Seime esančiuose požemiuose jisai lankydavosi ir gyvendavo jau ne vienerius metus ir ne šiaip savo jam buvo pastatytas paminklas, iškilminga lenta atidengta tam, kad visi žinotų, kad jisai atvažiuoja pas mus. Bet leftistai nuėmė jį. Taip, leftistai pasiuto, aišku, bet jiems nebuvo kur dėtis. Tai bet juos suvalgysim pirmus. Taip. Aš manau, kad čia yra pirmas. Pirmiausia, reikia pasirinkti, ką valgyti pirmus. Aš manau, kad pirmi bus dviratininkai ir leftistai. Aš manau, dar antiskiepininkai, nes antiskiepininkai jie skleidžia užkratą, tai reiškia, kad miršta žmonės, kurie iš tiesų būtų maistas. Taip. Ir tai yra nusikaltimas. Lietuviška sena tradicija yra, kad mes žmonės valgome, o ne žudome. Ta prasme, mes valgome, mes mėgstame valgyti žmonės, o ne ten kažkaip, nežinau, pūdyti arba gyvus ten kas. Paskui nesivalgo. Ir aš, pavyzdžiui, manau, kad čia tikrai tas lietuviškos tradicijos atėjimas nuo Perkūno laikų, nuo Vytauto kunigaikščio laikų, einanti sena, lietuviška, gera tradicija, kur reikia žmonės, kaip čia pasakyti, valgyti, rituališkai paaukoti. Tai yra mūsų paveldas. Tai mūsų paveldas. Ir aš manau, kad tik Ktulas tai turėtų sugrąžinti. Aš dėl to labai džiaugiuosi šituo nuostabiu dalyku. Aš tikiuosi, kad Lietuva tikrai pasikeis į gerąją pusę. Kaip žinia, šventoji kiaulė tai yra šventas lietuvių gyvulys, kurį lietuviai nuo senovės garbina. Tai Ktulo inkarnacija įrodė seniai Bumblauskas. Šventoji kiaulė tai yra tas pats, kas ir ilgoji kiaulė. Tai yra žmogus nesiskiria nuo kiaulės ir valgomas lygiai taip pat. Iš žmonių daromi puikiausi vėdarai ir dešros. Kaip žinia, Hanibalas Lekteris, jisai buvo lietuvis. Taip, jis nebuvo ne tik tai lietuvis, jisai gyveno prie Nemuno, kurio atplaukė Ktulas prieš gero daugiau kaip 100 metų. Bet aš noriu dar pasiklausti su kolegus, politika taip pat apžvalginėti ir užsienyje. Kokią tai žinią siunčia mūsų NATO partneriams, mūsų kolegoms, tarptautiniams partneriams užsienyje, kad mes įsirinkome vis dėlto Ktulą, o ne tą tokį, būkime atviri, italų atėjūną, italų veterinarį. Mes pirmiausia suvalgysime tuos, kurių yra labai daug rytuose. Tai yra Kinija, jų pakaks ilgam. Taip. Antras dalykas... Bet aš taip spačiau labai, kai kas sakys genocidas čia, ne, tai ne genocidas. Tai yra maistas. Tai tiesiog yra maistas, tai čia, kaip čia... Mes nesakome, kad genocidas, kada mes valgome krevetę. Tradicija ir mes lietuviai kultistai tikrai tam padėsime. Taip. Kai mes valgom šprotus, tai mes nedarome genocido. To reikalo, taip. Aišku, visokie vegetarai, bet... Vegetarus ir visų valgysim. Dviratininkų ir leftistų. Tai trečius, taip. Ne, veganai ir paskui vegetarai. O kodėl? Kartu galima. Aš nežinau, man kažkaip tie žmonės, kurie valgo kiaušinį, man regis yra mažiau supuvę negu tie, kurie valgo nesupuvus. O gal... Kaip valgo maistą? Kažkurie iš jų mėgsta chemiją, kažkurie iš jų nemėgsta chemijos. Jie būdų nemėgsta, mėgsta. Bet kodėl, bet tarptautinių partnerių, pavyzdžiui, ponas Makronas dabar atvažiuoja į Lietuvą, netrukus dabar žinom Porošenką susitiko. Irgi suvalgys. Bet, pavyzdžiui, gal ponas Makronas ar ponė Merkel pirmą reikėtų valgyti. Aš galvoju, čia tas įdomus vis tiek yra prioritetų, tarp transatlantinių santykių, globalių santykių prioritetų klausimas. Ar ponė Merkel, ar ponas Makronas, o gal net, pavyzdžiui, toks netikėtas dalykas, pavyzdžiui, ponas Putinas pirmą. Aš nežinau, kuris pirmas. Aš manau, kad Putinas užterštas radioaktyvumu ir cheminiais šitais chemikalais, kurie yra iš chemijos, jisai turbūt gali būti valgymui netinkamas, jį reikia perdirbti į pašarą kažkam kitam. Pirmas vizitas, tas amžinas klausimas. Lenkija pas poną Vejonį, ar vis dėlto Lenkija pas ponus Kačinskius ir poną Dudą, ar vis dėlto Latvija, mūsų kraujo broliai ir kultistai? Aš manau, kad pradžioje reikėtų pastatyti labai didelės kiaulių fermas ir visus pakviesti atvažiuoti į Lietuvą. Bet pirmo vizito ponas Ktulas vis tiek turi. Tiesą sakant, mes jau neišvešime iš Seimo rūmų. Pas jį atvažiuos ir, ta prasme, tie, kurie tinkami dauginimui, jie keliaus į kiaulių fermas. Tie, kurie netinkami dauginimui, jie bus perdirbti ir suvalgyti. Ir paskutinis klausimas. Vis dėlto šitas rinkimai buvo esminiai. Mes balsavom prieš ateivių grėsmę. Tikrai yra pono Ktulo priešų įvairiuose kitose planetose, galaktikose. Tai ponas Lovecraftas yra nekartą tai prašęs. Ir kaip jūs galvojate, ką turėtų daryti ponas Ktulas, ar stiprinti mūsų kariuomenę, bendradarbiauti daugiau su NATO tam, kad atremtų tą ateivių grėsmę iš užsienio?
iš ateivių, tų, nu, Aš manau, reikia imigrantų. dauginti Ktulo galę ir, ta prasme, kaip žinia, Žemė yra tuščia vidurė. Ta turbūt visi žino, tai, ta prasme, šitų reptilianų bandymas įsiveržti į Žemės planetą, jis buvo nukreiptas į tai, kad įsiveržtų į vidinę Žemę. Ir jie netgi skelbėsi, kad įsiveržė ir prasigrėžė tenai gręžinius. Ir iš tiesų, statydami skaldūnų dujų skylės, jie bandė prasiveržti į Žemės vidinį rutulį, iš kurio ir kilęs yra Ktulu. Bet per vidinį Žemės rutulį mes šičia galime atidaryti pasaulinę juodąją skylę, per kurią mes visi galime sulysti į Žemės planetos vidų ir per ją pasiekti bet kurį pasaulio tašką. Kolega, atleiskite, žinokit, manau, čia labai tokios detalės, kurios neįdomu mūsų rinkėjams, kurie susirinko vis dėlto atšvęsti, neslėpkime šito viso reikalo. Ir turbūt aš čia tokį paskutinį klausimą, baigiamąjį klausimą. Kaip Jūs galvojate, va tas Ktulo šūkis, ar ne? Paverskime Lietuvą vėl sočia. Kaip Jūs galvojate, jis turėjo daug įtakos šitam pergalį, ar vis dėlto tai buvo blogesnis? Buvo galima surasti kokį geresnį šūkį, ar pono veterinario šūkis vis dėlto, kuris buvo apie tai, kad vienas žmogus, vienas balsas, tai jisai buvo šiuo atveju geresnis. Kaip Jūs manote, kuris šūkis? Ar šūkiai šį kartą turėjo įtaką šiuose rinkimuose? Neoficialus šūkis buvo, kad visi nusipelno mirti. Ne, kiekvienas turi teisę būti suvalgytas, aš taip išverčiau iš tos kalbos, bet tas vertimai, žinot, toks specifinis labai dalykas iš tos... Ačiū labai visiems.